Mūsų malda turėtų būti tokia. Viešpatie, tu žinai, ko čia reikia. Mes pasitikime tavimi, kad tu nori mums geriausio, jis nori, kad ji būtų trumpa ir paprasta. Kartais esame tiesiog pavargę, nesijaučiame itin dvasingi, tačiau jaučiame, kokie alkani esame pietų. Jaučiame pasaulio stresą ir distresą. Tiesiog esame pavargę ir alkani nėra jokio fejerverko ir atrodo, kad nieko nevyksta, kai meldžiamės. Tačiau Dievas sako, nesijaudinkite dėl to, aš turiu tai, aš tai padarysiu. Jis nori mus pamokyti apie maldą ir tikėjimą. Tai ne apie mus. Jis puikiai sugeba suteikti mums dovanas, kurių mums reikia šią akimirką. Mums reikia nustoti diktuoti Dievui, kaip tai daryti. Jis gali nuspręsti tai daryti priešingai, nei mes manome, kad turėtų. Kai reikalaujame, kad jis veiktų dabar, ir nurodinėjame, kaip, kartais tik pavargstame, o kartais nusiviliame. Ar liekame nusivylę, o tai yra paskutinis dalykas, kurio norime. Dievui nereikia mūsų teatro ar melodramos. Jam tiesiog reikia mūsų vaikiško tikėjimo ir tikėjimo net tada, kai esame alkani. Arba kai mums trūksta visiško tikėjimo. Šiandien kalbame apie dinaminės dovanas, tikėjimo dovaną, išgydymo dovaną ir stebuklų dovaną, nes, deja, kai kurie mano, kad jų nebėra ir kad šventoji dvasia šiandien nebedalyvauja, nėra susipinusi ir nebendradarbiauja su žmonija taip, kaip tada. Bet kodėl ji neturėtų būti? Dievas neduoda dovanos, o paskui ją atima. Tai ne mūsų tėvas. Jei tai patyrėme iš savo žemiškojo tėvo, tuomet tai galėjo paženklinti ir paveikti tai, kaip mes matome Dievą, savo dangiškąjį tėvą. Šventoji dvasia įgalina ir suteikia mums galią gyventi gyvenimą iš jos asmens, buvimo ir galios pertekliaus, ir žmonės keistai traukia prie tų, kurių kibirai iki kraštų pripildyti ir perpildyti šventosios dvasios. Kuo labiau eisime į pasaulį su pilnais kibirais, tuo daugiau žmonių mums atvers savo gyvenimus, tarsi praversime langą į jų sielą, o mes turėsime privilegiją įeiti ir parodyti jiems gyvenimą bei dalytis su jais viltimi. Paprasta malda: Tėv, aš noriu visko, ką tu man turi, nieko daugiau ir nieko mažiau. Tokia turėtų būti mūsų malda, mūsų pareiškimas. Tai nėra radikali malda, ji yra subalansuota ir tiesiog sako, aš nešaunu aukščiau, nes nenoriu užbėgti tau už akių, bet taip pat nenoriu atsilikti nuo visko, ką tu man turi, nes pasauliui reikia pamatyti labai realų Dievui visiškai atsidavusio gyvenimo demonstravimą. 1 Korintiečiams 13, 1 Range 3 NASB. Jei kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, tapau triukšmingu gongu ar skambančiu simbolais. Jei turiu pranašystės dovaną, žinau visas paslaptis ir visą žinojimą, jei turiu visą tikėjimą, kad kalnus nuverčiau, bet neturiu meilės, esu niekas. Ir jei atiduočiau visą savo turtą vargšams pamaitinti, ir jei atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, tai man nieko neduoda. Mes statome ant meilės pamato. Kalbant apie dvasinės dovanas, meilė yra viso to centras. Nemanykime, kad esame ją įvaldę, o aš tai jau girdėjau. Aš tai supratau, eikime toliau. Nebūtinai, nes visada yra daugiau šio dalyko, vadinamo meilė, dimensijų, į kurias galima tobulėti, visada yra daugiau šio deimanto briaunų. 1 Korintiečiams 12, 1. Broliai ir seserys, apie dvasios dovanas nenoriu, kad būtumėte neinformuoti. 1 Korintiečiams 12, 7 ESV. Kiekvienam duota dvasios apraiška bendram labui. Pasireikšti, atskleisti arba išreikšti tai, kas anksčiau buvo nežinoma, o dabar tampa žinoma ir matoma, dėl bendrojo gėrio. Tai ne apie mane, tai apie mus, nors iš tikrųjų tai apie juos. Dievas suteikia mums šias dovanas ir galimybės jomis naudotis. Jų yra 9, ir gražu tai, kad bet kuris tikintysis ar Kristaus sekėjas gali veikti bet kurią iš 9 ar net
Daugiau dovanų, kaip nori dvasia, nes ji suteikia tam gebėjimą. Tai nėra dovanos, kurias turime savo. Jos yra skolintos iš viešpaties, o mes jas valdome ir sakome, viešpatie, kad ir ko čia prireiktų, noriu būti prieinamas. Noriu būti indas, galintis nešti tavo turimą dovaną, kuri padės tam kitam žmogui augti ir tapti panašesniam į tave. Tai ir yra visa esmė, tai skirta jų labui. Šias 9 dovanas galima suskirstyti į 3 kategorijas. Atpažinimo dovanos, pažinimo žodis, išminties žodis, dvasių atpažinimas, aiškinamosios dovanos, pranašystė, kalbos, kalbų aiškinimas, dinaminės dovanos, tikėjimas, gydymo dovanos. Stebuklų darimas. 1 Korintiečiams 12, 7 RANGE 11 NKJV. Bet dvasios apraiška kiekvienam duota visų labui, vienam duotas išminties žodis per dvasią, kitam pažinimo žodis per tą pačią dvasią, kitam tikėjimas per tą pačią dvasią, kitam gydymo dovanos per tą pačią dvasią, kitam stebuklų darimas, kitam pranašystė, kitam dvasių atpažinimas, kitam įvairios kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Tačiau visa tai veikia viena ir ta pati dvasia, kiekvienam atskirai dalydama, kaip nori. Kai šios dovanos prireiks, ji bus skirta jums, kad galėtumėte padėti kitiems padrasinti ir pakelti jų gyvenimą. Mes gyvename tam, kad pakeltume. Taigi, norime būti šalia būti pasiekiami, prašykite šventosios dvasios, kad atskleistų, ko reikia, ir parodytų, kaip jiems galima padėti. Viešpatie, išleisk savo dvasią į mane ir per mane, kad galėčiau jiems padėti, kad tu galėtum jiems padėti per mane. Man belieka nešti ir nešti dovaną, tvarkyti ją, o Dievas pasirodys ir padarys tai, ką nori. Dinamiškos dovanos. Tikėjimo dovana, antgamtinis tikėjimo ir pasitikėjimo konkrečia situacija suteikimas, kai dvasia suteikia jums dovaną tą akimirką, pasitikėjimą, kad Dievas ateis ir pasirodys, ne kad jūs žinote, ką jis padarys, bet tiesiog žinote, kad jis bus geras. Tai tikėjimo dovana, tai antgamtiška, ne Vuvu ir La La Land nekeista, bet tiesiog virš normos, virš natūralaus, virš prigimties. Dievas paima mūsų prigimtį, jis prideda jai super ir dabar mes galime veikti super prigimtimi. Tai nėra Holivude ir filmuose, kuriuos žiūrėjome, antgamtiniai reiškiniai laikomi eteriniais, paslaptingas, nežemiškas, kartais toks gali būti. Mes kalbame apie tas dovanas, kurias Dievas mums duoda ir kurios yra praktiškos, skirtos kasdieniam gyvenimui. Šios dovanos duodamos ne tam, kad turėtume puikias bažnytinės pamaldas, bet mums patiems, kai gyvename savo gyvenimą ir einame per kasdienybę, kai bendraujame su žmonėmis, su kuriais dirbame, gyvename ir žaidžiame, tiems, kurie yra mūsų santykių orbitoje. Kartais jie turėtų užčiuopti kažką, kas viršyje prigimtį. Itin natūralus žodis tikėjimas graikiškai reiškia pistus. T.I. pasitikėti arba laikytis pažodžiui. Prigludimas, kaip vaiko ar augintinio, kuris pagauna jūs ir nepaleidžia. Idėja yra prilipti ir nepaleisti, tarsi netyčia suklijuoti lipnią juostą, to niekada neišardysi, ji prilimpa prie savęs, kartą priklijavus jos neįmanoma atskirti. Ji tampa viena, kaip ir laikymasis. Pasitikėjimas ir tikėjimas Dievu. Štai kas yra tikėjimas. Romiečiams 12:3. Ašgi sakau kiekvienam, kuris yra tarp jūsų, per man suteiktą malonę, kad nemanytų apie save geriau, negu reikia, bet mąstytų blaiviai, kaip Dievas kiekvienam paskyrė tikėjimo. Mata, Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė pakankamai tikėjimo, kaip garstyčios grūdelio, kad galėtume gimti iš naujo, pakankamai, kad patikėtume Jėzumi ir gimtume iš naujo. Tačiau, tikėjimas taip pat gali būti ugdomas, plečiamas ir auginamas priklausomai nuo aplinkybių. Tam tikrų akimirkų, kurias patiriame visi, kai žinome, kad turime tikėjimą, kuris viršijo normą, viršgamtinį, viršijantį prigimtį.
Tai yra dvasinės tikėjimo dovanos perdavimas visai kitame lygmenyje, kur mes laikomės. Atkakliai tikime kaip Jokūbas, sugriebęs žmogų prie Jaboko upelio ir sakydamas: Aš tavęs nepaleisiu, kol tu mane palaiminsi. Pradžios 32:26. Tai tikėjimo paveikslas. Biblijoje rašoma, kad Jokūbas visą naktį grūmėsi su žmogumi, Dievo archetipu taip stipriai, kad jam buvo išniro klubas, ir visą likusį gyvenimą Jokūbas vaikščiojo šlubuodamas. Tai jam priminė, kad jis gavo tai, ko atėjo, jis buvo palaimintas. Jis nugalėjo savo tikėjimu, jis laikėsi ir įsilaikė, nors ir buvo sumuštas. Hebrajams 11:1 NKJV. O tikėjimas tai tikėtinų dalykų pagrindas, neregėtų dalykų įrodymas. Tikėjimas yra turinys, tikėjimas yra apčiuopiamas, kai tikrai tikite ir kai gyvenate autentišku tikėjimu. Šis tikėjimas yra materialus, iš tikrųjų jūs tikite tuo, ko dar nėra, bet tai jums taip tikra ir esate tuo taip įsitikinę, kad tai jau tarsi yra kaip Dievas, kuris tai, ko nėra, vadina taip, tarsi tai būtų. Romiečiams 4:17. Čia esama tikėjimo, kai mes kažką matome tiesioginė prasme, regėjimu matome kažką, kas dar neįvyko, bet tikėjimu į tai atsiremiame, tarsi tai jau būtų įvykę. Todėl, prieš ką nors pamatydami, dėkojame Dievui. Mes meldžiamės už ką nors pagal jo valią, pagal jo žodį, o ne pagal prielaidas. Mes meldžiamės už išgelbėjimą ir dėkojame Dievui už jį. Tai vadinama tikėjimu, laikytis, tikėti, pasitikėti juo. Tikėjimas yra tai, ko tikimasi. Biblinė viltis yra džiaugsmingas ir pasitikintis trokštamo gėrio laukimas ne tas pats, kas žemiškoji viltis, kuri yra tik pageidavimas, pasitikėjimas, kad tai įvyks, laukimas, kuris yra džiaugsmingas. Tikėjimas yra įrodymas nematytų dalykų, įrodymas. Tikėjimas yra įrodymas to, ko nematome, tačiau Dievas gerbė mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą. Morkaus 9:23 RNGE 24 NKJV. Jėzus jam tarė: jei gali tikėti, tikinčiam viskas įmanoma. Vaiko tėvas tuojau sušuko ir su ašaromis akyse tarė: Viešpatie, aš tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai buvo tyra ir nuoširdi malda, į kurią Jėzus atsakė ir padarė vaiką sveiką. Vyras sakė: aš tikiu, bet kur tikiu ir kur man trūksta, man reikia, kad tu kompensuotum skirtumą. Ar manote, kad Dievas jūs taip myli? Ar manote, kad šventoji dvasia nori jums padėti su jūsų tikėjimu? Kada paskutinį kartą prašėte viešpaties tikėjimo dovanos? Už ką meldžiatės, bet nesate tikras, ar būtinai tikite, kad tai išsipildys? Kam jums reikia tikėjimo, šeimos nariui ar situacijai? Supernatūralus tikėjimas tikėjimo dovanai daugiau nei įprasta pasitikėjimas ypatingoje situacijoje. Taigi prašykime Dievo to, ir tada padėkokime jam už tai, tarsi tai būtų padaryta ir kaip Jokūbas laikykimės. Būkime įsikibę, griebkime ir sakykime: aš to laikysiuosi, kad ir kas nutiktų. Malda: Tėv, net ir dabar ateiname pas tave kaip sūnus ir dukterys. Mes tikime, padėk mūsų netikėjimui. Mes prašome, ar galėtum mums suteikti tikėjimo dovaną. Daugeliui iš mūsų čia esančių dėl įvairių priežasčių reikia daugiau tikėjimo, nei turime dabar didesnio pripildymo. Suteikimo antgamtinio tikėjimo, kad galėtume įsikibti, laikytis, pasitikėti tavimi. Viešpatie, dėl šių poreikių. Taigi, viešpatie, mums reikia pagalbos. Mums reikia tavęs. Mes negalime to padaryti vieni. Ar galėtum kiekvienam iš mūsų suteikti tikėjimo dovaną, kaip mums jos reikia, kaip tu nori tai padaryti, ir tikėjimu mes gausime šį suteikimą didesniai dovanai, nes mums jos reikia, kai meldžiamės ir stovime. Jėzaus vardu suteik man tikėjimo dovaną. Priimu ją ir pasitikiu tavimi. Dėkoju tau, kad suteikei man tikėjimo dovaną. Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 rugsėjo 17 d. Viešpatie, išmokyk mus melstis.
2 savaitė, Mato 6, 9 Angė 13. Šiandieną gali tiesioginė prasme pakeisti mūsų maldos būdą, jei tik atversime tam savo širdis, protus ir dvasią. Tai gali mus pakilėti ir nuvesti į visai kitą vietą, jei įsisavinsime. Klausysimės ir priimsime tai, ką Dievas nori mums pasakyti. Pradėsime nuo bendros maldos viešpaties maldos pavyzdžio. Tėv mūsų, kuris esi danguje, tezi šventas tavo vardas. Teateini tavo karalystė, tezi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų skolas, kaip ir mes atleidžiame savo skolininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo yra karalystė, galybė ir šlovė per amžius. Amen. Mato 6, 9 Angė 13. Vidutiniam žmogui užtenka 21 sekundės viešpaties maldai sukalbėti. 21 sekundės, kurios gali pakeisti jo gyvenimą. Visi esame išgyvenę maldos, gyvenimo pakilimų ir nuosmukių laikotarpių, vienais atvejais ji nebuvo tokia gyvybinga ir jaudinanti kaip kitais. Kai imamės maldos praktikų, jos turi būti tvarios ir pasikartojančios. Kai pritrūksta žodžių, galime melstis asmeninę maldos kalbą, o kartais tiesiog pasimelsti. Viešpaties malda – tai gali mus atvesti į Dievo garbinimo ir šlovinimo vietą. Te būna pašlovintas tavo vardas, šventas tavo vardas, atskiras yra tavo vardas, šlovingas tavo vardas. Šventajame rašte sakoma, kad jei jo nešlovinsime, tai net uolos šauksis pati žemė džiūgaus. Mato 6, 10 NKJV. Teateini tavo karalystė, tezi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kai tai skaitome, mumyse kažkas sukyla, ir nuo klausimo ar prašymo pereiname prie dekreto ir pareiškimo. Būtent tai gali pakeisti ir iš pagrindų pakeisti mūsų maldos gyvenimą. Kai ateiname pas viešpatį, natūraliai norime būti nuolankus ir maloningi, o ne ateiti pasipūtę. Tačiau laiško Hebrajams 4:16 rašoma, kad turime drąsiai ateiti prie malonės sosto. Drąsa reiškia drąsą atvykimas pasiruošus eiti. Tai nereiškia, kad mes ateiname šliauždami ant stiklo, kad pasiektume malonės sostą, tikėdamiesi, jog Dievas mūsų neišmes iš planetos. Ne, jis kviečia mus ateiti pas jį drąsiai užtikrintai. Kai žinosime, kas esame, žinosime, ką daryti, ir žinosime, kaip elgtis, mes veikiame nepasitikėdami savimi, mes veikiame pasitikėdami Kristumi. Dr. Džekas Tayloras sakė, kad dauguma žmonių viešpaties maldą skaito labai švelniai, fone. Skambant švelniai jani muzikai, esame tokie mieli ir norime gero, tačiau tikroji malda nėra. Klausimas tai įsakymas. Viešpats Jėzus kviečia mus, kai meldžiamės, pareikšti. Dekretas kalbėti neprašyti, tai pakeičia mūsų mąstyseną ir sutelkia dėmesį iš prašymo dvasios į pareiškimo dvasią. Mes pasitikime tuo, kas esame Kristuje, ir tuo, kad jis pakvietė mus stoti priešais jį ir padaryti šį pareiškimą. Daktaras Tayloras sakė, kad tai reikia daryti taip. Tavo karalystė, teateina, tebūni įvykdyta tavo valia, žemėje, kaip ir danguje. Mūsų žodžių galia yra tokia, kad Dievas mus patepti, įtrinti. Hebrajų ką, mešach patepti arba padengti. Jie patepdavo karalius būsimai užduočiai atlikti. Net ir šiandien tarnautojai, įšventinami patepami aliejumi. Aliejus simbolizuoja patį Dievo buvimą, Dievo pritarimą ir įgaliojimus žmogaus gyvenime. Tai galingas dalykas, kad Dievas antgamtiniu būdu per savo šventąją dvasią patepė mus ir pakvietė į savo artumą melstis su jo suteikta galia. Taigi, mes įžengėme tokią dvasią. Karalystei ateinant, tebūni įvykdyta tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Galia ir jėga, kuria tai buvo suteikta, buvo įgaliojimas. Mes turime skelbti atmosferą, mūsų žodžiai keičia atmosferą. Matome pavyzdį, kai Dievas kalbėjo virš vandenų pradžios knygos 1 skyriuje. Ką jis padarė?
Kaip jis sukūrė pasaulį, savo žodžiais jis kalbėjo. Jis pasakė ir buvo, kaip sukūrė dangaus skliautą dangų ir žemę. Jis sukūrė kiekvieną dalelę vyrą ir moterį. Jis tarė ir buvo gera. Žodžių galią daryti poveikį matome gausiai paplitusią visame šventajame rašte. Kai Jėzus miegojo valtyje, gražiai sapnuodamas dangų, kilo audra ir mokiniai neteko proto. Kai jie pažadino Jėzų, jis atsistojo ir tarė: Pokalba. Būkite ramūs, ir vandenys nurimo. Jis kalbėjo, skelbė ir kai tai padarė, viskas pasikeitė. Tai rodo, kokiu tonu ir dvasia turėtume melstis viešpaties malda. Jėzus davė mums žodžius ne tam, kad būtų gražūs. Jis davė mums žodžius, kad jie išjudintų dalykus, paveiktų sukurtų judėjimą sistemose, kurias jis pats sukūrė, kad kai kalbame, kažkas turi pajudėti, kažkas turi pasikeisti. Jis suteikė mums šią valdžią. Jis patepė mus tą galią, kad kai kalbame, kažkas vyksta. Kai pradedame melstis su tokiu tikėjimu, intensyvumu ir lūkesčiais, reikalai pajuda, viskas pasikeičia. Anksčiau kartais melsdavomės paviršutiniškai, neatsigręždami, o tik pažymėdami langelį ir įsitikindami, kad viską padarėme. Taip, meldėmės, bet ar tikrai tikėjome, kad tai, už ką meldėmės, iš tikrųjų sukurs išmatuojamą judesį? Dievas nesuteikė mums maldos dovanos ir neprašė mūsų melstis, kviesdamas mus į savo artumą, kad niekas nepasikeistų. Dievas meta mums labai realų iššūkį pagerinti savo maldos žaidimą. Kartais situacijos paskatina mus paspartinti maldos žaidimą. Kai susidurėme su stipriomis gyvenimo audromis, geriau melstis taip, tarsi būtume karo veiksmų kambaryje intensyviai ir be baimės. Vadovaudamiesi šios eilutės dvasia, te gyvuoja tavo karalystė, tebūni įvykdyta tavo valia, žemėje, čia ir dabar, kaip ir danguje. 91 psalmės dvasia. Jei ketiname įveikti audrą, nesustojame, prasiveržiame į kitą pusę, kur šviečia saulė. Situacija kartais pagreitins mūsų maldos gyvenimo pakilimą. Tai gražus dalykas, kai žinome, ką daryti, ką skelbti ir kokį autoritetą turime po to, kai Dievas mus apmokė mūsų maldos kambariuose. Pastoriaus Jimmy sekmadienio ryto pamokslas. Pavyzdinėje viešpaties maldoje Jėzus moko savo sekėjus ne tik ko prašyti, bet ir ką įsakyti. Svarbu, ką sakome, kaip karalių karaliaus sūnus ir dukterys, mūsų žodžiai turi galią, įtaką ir autoritetą. Ateik, tavo karalystė, teezi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Jėzus savo mokyme dažnai vartojo imperatyvus, o šie trys teiginiai tai pareiškimai, išreiškiantys skubos ir svarbos jausmą. Jie taip pat pabrėžia raginimą nedelsiant imtis veiksmų. Luko maldos versijoje Jėzus sako: kai meldžiatės, sakykite, kitaip tariant, tai nėra prašymas, tai yra įsakymas. Melsdamiesi viešpaties pavyzdžio malda, atsiremkite į savo žodžius kaip į pareiškimą ir pastebėkite, kokie autoritetingi ir galingi tampa jūsų žodžiai. Graikų kalbos aoristinis laikas reiškia, kad nėra nei praeities, nei dabarties, nei ateities, yra tik dabar. Tai nėra faktinio laiko atribojimas, jis reiškia neatidėliotiną veiksmą. Kai Jėzus sakė, kai meldžiatės, sakykite, tavo karalystė teateini, jis turėjo omenyje dabar. Teezi tavo valia dabar, kaip ir danguje dabar. Tai pakeičia visą šios maldos